Ant Tauro kalno Vilniuje rinkosi žiemos sporto entuziastai dalyvauti snieglenčių varžybose. Net 15 šios sporto šakos mėgėjų varžėsi tarpusavyje. Nors pasitaikė techninių nesklandumų, renginio dalyviai buvo patenkinti ir džiaugėsi vykusiu renginiu. Visa dalyvavo 12 lietuvių, vieni iš geriausių ir turėjome 5 svečius iš Latvijos, bet dalyvavo tik tai 3. 2 iš jų paprasčiausiai nespėjo pasiruošti savo snieglenčių, kadangi reikėjo didelio greičio, tai buvo jam kliūtis. Panašus renginys, kalbant apie patį mastą, jo aukščius, tramplyno dydį, tai yra 2 kartą. Pirmą kartą buvo prieš gerus 5 metus Nokia Livnau Trace, bet tai buvo labai didelio biudžeto renginys ir organizuojamas Austrų. Tai prašau, jeigu kalbant tik apie Lietuvą, tai pirmą kartą reikia. Varžybų organizatoriai specialiai varžyboms ant Tauro kalno buvo įrengę 3 metrų aukščio sniego tramplyną bei specialią 5 metrų aukščio pakylą startui. Tam, kad pasiekti reikiamą greitį, buvo pastatyta 5 metrų aukščio pakyla. Jos nusileidimas susijungė su kalno šlaitu, tada šiek tiek lygumos, 3 metrų aukščio tramplynas ir specialiai sukonstruota nusileidimo pakyla, taupant sniegą iš karkaso taip pat. Sportininkai iš Latvijos buvo geriau pasiruošę šioms varžyboms ir iškovojo visas 3 prizinės vietas. Ateityje Lietuvos snieglentininkai tikisi aplenkti ne tik brolius Latvijos. Mums trūksta dar šiek tiek laiko ir treniruočių, o tam reikia aišku ir sąlygų, bet po truputį Lietuvoje situacija gerėja. Mes turim Ignalinoje pirmąjį snieglenčių parką Lietuvoje. Ten iš tikrųjų labai aktyviai važinėjom ir Vilnius po truputį atsigauna Liepkalnio žiemos trasa. Taip, kad, nežinau, laikant bėgui pasipriešinsim ir Latviam. Mes planuojam kiekvienais metais jas daryti ir po truputį didinti, gerinti kokybę ir daryti kasmetinį didelį renginį. Pirmosios vietos nugalėtojų Latvijui Tomui Petrusevičiui teko 800 litų, jo tautiečiams Voldemarui Silinui už 2 500 litų, o Kristupui Dzeniui užėmusiam 3 vietą 300 litų piniginiai prizai. Tomas Ramanskas, Viktoras Radajevas, Sport 1 žinios + Vilnius.